Na ką, turime dar vienas dangas, tai yra vaško dangos. Vaško dangos jos jau tikrai yra neuždažomos kaip bituminės ir kaučiukinės, bet jos turi savitų subtilių pliusų. Na, leidiniai yra ertmių vaškas ir apsauginis vaškas. Tai skiriasi jų konsistencijos, šis netgi gal šitai pastatyčiau. Ir skirtumas, aišku, yra konsistencija. Ertmių pats iš savęs turbūt jau sako, kad puršti tik ertmėms. O kodėl tik ertmėms šitą, o ne šitą rūmai? Tomai, aš taip įsivaizduoju, tu sukeitei balionėlius todėl, kad tu esi aukštesnis, o aš esu žemesnis, ne? Bet iš tikrųjų yra skirtumas. Visi šiuolaikiniai automobiliai, dugnai ir uždaros ertmės automobilių yra apsaugomos vaškais, specialiais vaškais. Kuo jie skiriasi? Mažesnis tas flakonėlis, apsauginis vaškas bespalvis yra universalus ir jis yra žymiai tirštesnis. Jeigu jis yra tirštesnis, reiškia jis purškiasi storesnių sluoksnių. Jeigu storesnių sluoksnių, reiškia galima dengti dugną ir kitas stipriai pažeidžiamas detalės. Tuo tarpu ertmių vaškas, jis iš pradžių yra labai skystas, praskiestas, tam, kad jisai patekęs į bet kokią erdvę, toliau kapiliariniu principu skverbtųsi į pačius mažiausius plyšelius, ten, kur daugiau neprieisi su nieko, jokiomis kitomis priemonėmis. Tai turbūt toks esminis skirtumas tarp šitų produktų. Ir aš dabar dar galvoju, kad kodėl vaškas yra kartais ir ne kartais geriau negu, pavyzdžiui, bitumas ar kaučiukas, nes jis atsinaujina. Tai yra nuo šilumos, ar ne, jau nuo tų skilinėjimų apsisaugoma yra ir realiai, kai jisai tik sušyla, vėl jisai gražiai pasklinda ir uždaro visus skilimus arba išmuštas duobutes ir tai yra bene efektyviausias konservavimo būdas metalui. Taip, vaškas jis tarsi gyvas visą laiką, jis visą laiką ieško plyšiukus, kur jam prasiskverbti, todėl vašku ar vienu ar kitu išpurkštas automobilis, jisai gerus 5 metus yra aktyviai saugomas nuo drėgmės ir nuo korozijos. Tai va, tai būtų tiek apie vaško dangas.